Klampi, baugi ir paslaptinga sakmėmis, padavimais ir legendomis apipinta velnių ir kitų mitologinių būtybių buveinė pelkė yra viena iš svarbiausių planetos ekosistemų. Pelkės svarbų vaidmenį atlieka ne tik kaip biologinės įvairovės buveinės, bet ir yra reikšmingos šiltnamio efektą skatinančių dujų balansui. Svarbus ir reikalingas pelkių vaidmuo ekosistemoje įkvėpė gamtos mylėtojų įsikurti Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondą. Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas yra visuomeninė, nepelno siekianti organizacija. Mes esam keletas steigėjų, vienas iš jų pasaulį palikęs prieš keletą metų profesorius Romas Pakalnis. Tai mums tiesiog ta mintis kilo dėl to, kad pelkės vaidina labai svarbų vaidmenį ne vien tik tai kaip biologinės įvairovės apsaugai, kaip dauguma žmonių galvoja, bet ir klimato kaitos politikoje, vandens kokybės gerinime, taip pat estetiniuose dalykuose. Apskritai teikia daug ekosistemų paslaugų, nes žmonės ateina netgi kur pažintiniai takai arba kaip ir šiandien atstovim, daug žmonių praeina, užsuka pasigrožėti pelkę. Iš tikrųjų tai yra toksai galbūt nepelnytai nurašytas arba neįvertinta ekosistema. Galvojama, kad ten tik velniai ir laumės gyvena. Pelkėse turim ištisą sąrašą retų ir saugotinų gyvūnų. Labai daug yra iš tikrųjų paukščių retų. Kaip taisyklė, kadangi ta buveinė yra Lietuvos mastu, įvairios tos pelkinės buveinės Lietuvoje nyksta, tai ir pelkėse aptinkami gyvūnai neretu atveju yra reti ir saugomi. Tai paminėtina iš tikrųjų ilgą laiką buvo raudonoje knygoje, pavyzdžiui, gervės jos neatsiejamos, jos ten ir peri tokiose vietose. Ištisa daugybė, pavyzdžiui, sėjikinių paukščių, aukštapelkėse, tai dirviniai sėjikai Europos mastu nykstantis. Pempės ir neretai, perkūno oželiai iš tų dažnesnių. Ir savaime suprantama, aukštapelkėse tai gana dažnai būna tetervinų, kartais ir kurtinių tuokvietės, tai iš tikrųjų labai jau reti paukščiai. Nors pelkių plotas planetoje nedidelis, tačiau jų poveikis gamtai ir kovai su klimato šiltėjimu yra itin reikšmingas. Deja, bet siekiant ekonominės naudos, nemaža dalis pelkių Lietuvoje pažeistos. Pelkėse, pavyzdžiui, yra sukaupta labai daug organinės anglies, ar ne? Tai netgi 2 kartus daugiau negu visose planetos miškuose. Tai va, kai sako, kad čia miškai išgelbės planetą, iš tikrųjų tai nėra visiškai tiesa, nes pelkės yra kaip saugyklos. Tai jos užima nedaug ploto, palyginus planetoje tik 3% globaliai visoje planetoje. Bet tos anglies, o kiek daug, labai daug, nes ta organika kaupiasi metai iš metų. Lietuvoje turime apie 10% pelkių nuo šalies ploto, tai yra nemažai. Ir čia vėlgi, jeigu pelkė nusausinta, tai esmė kokia, kad jeigu jinai nusausinta, pažeista melioracijos, tai va ta sukaupta anglis, jinai išlekia atgal į orą CO2 pavidalu ir didina CO2 sankaupas koncentraciją, kas reiškia, kad mūsų planeta šiltėja. Tai va, jeigu norim pasiekti Paryžiaus susitarimą, ten išvengtų 1,5 arba 2 laipsnių šiltėjimo, tai šalia visko, transporto, energetikos, žemės ūkio ypatingai, tai va, šalia visų šitų sektorių, kur visi turi mažinti emisijas, tai
pelkių, jeigu mes neatkursime pelkių, mes nepasieksim tikslų, nes yra daugybė prognozių, modelių, kurie sako, kad žemėnauda, įskaitant pelkes, turi kardinaliai keistis, jeigu mes norim gyventi planetoje. Šiuo metu tai turim tokią situaciją, kad 2/3 Lietuvos pelkių yra pažeistos sausinimo, daugiausiai sovietmečių to melioracijos vajaus metu buvo stengiamas įsisavinti kuo daugiau ar tai žemdirbystė, ar miškininkystė netinkamų žemių. Ir tuo pačiu buvo labai didelis mastas, gal ir nedidelis, bet nemažai buvo pelkių sausinta durpių gavybos tikslais. Tai šiuo metu turim apie sausinimą pažeistą pelkių yra apie 400 000 hektarų, jeigu nesuklysiu. Ir tuo metu melioratoriai prisipažino, kad buvo didelė klaida sausinti, pavyzdžiui, aukštapelkes žemės ūkio tikslais, nes tai buvo absoliučiai neprotingas dalykas. Net ir tuo metu buvo suprasta jau. Tai tada sovietmečių padarytą žalą dabar reiktų kažkaip atstatyti, turint omeny, kad nusausintos pelkės labai daug sukelia CO2 emisijų, metano emisijų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai turim gerą progą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Esame įpratę, kad žemdirbystė vystoma yra nusausintose dirvožemiuose. Ir tai vyksta jau ne vienas šimtmetis, keli šimtmečiai Lietuvoje yra sausinamos žemės, melioruojamos tam, kad būtų užauginami didesni derliai, kad darbuotojams būtų dirbantiesiems būtų patogiau dirbti ir tai yra visiškai normalus, tradiciškas požiūris į žemės ūkį. Ir mineraliniuose dirvožemiuose jis yra tikrai tinkamas ir praktikuojamas, bet yra kita vieta, mūsų Lietuvoje yra vietos, kuriuose sausinimas iš tikrųjų nėra pageidaujamas. Tai yra vietos, kuriuose daug durpinių dirvožemių, tai yra buvusios pelkės, užpelkėjusios pievos, kurios buvo 20 amžiaus pradžioje arba jau ypatingai 20 amžiaus viduryje apsausintos, nusausintos ir naudotos žemės ūkyje kaip gana derlingos, kaip gana tinkamos žemės ūkio vystymui. Ir visa tai buvo labai patogu kelis šimtmečius, kol neatsirado dabartinė ta iškilo bėda, didžioji klimato kaitos problema. Ir kada kiekviena šalis, bent jau Europos žemyninė, yra įsipareigojusi mažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, tai tada atsiranda klausimas, kaip prisidėti, ką mes galime daryti, kokiu būdu mes tai galime sumažinti, mažindami transporto emisijas, pramonės emisijas, bet gana nemažą kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiria būtent žemės ūkio sektorius. Tai kaip galima visą tai sutaupyti, yra įvairūs būdai mineraliniuose dirvožemiuose, kaupti būtent organinę anglį mineraliniuose dirvožemiuose, bet mes norim pakalbėti, kadangi atstovaujame pelkių fondą, tai norim pakalbėti apie pelkes, apie nusausintus durpinius dirvožemius, kurie būtent būdami nusausinti ir yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis. Nuolatinis šaltinis kiekvieną dieną, ypatingai sausuoju laikotarpiu yra nuolat išskiriamos emisijos. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie išartą durpyną, nusausintus durpinius dirvožemius, kuriuose auginamos kaupiamosios kultūros, pavyzdžiui, bulvės, tai 1 hektaras bulvėmis užsodinto ploto per metus išskiria apie 34 tonas anglies dioksido į atmosferą iš hektaro. Tai yra panašiai tiek, kiek vidutinės klasės šeimos automobilis išskirtų anglies dioksido važiuodamas apie žemę ties pusiauju 3,5 karto. Tai iš tikrųjų įspūdingas skaičius. Tai vat, kur mes galime bandyti mažinti emisijas, tai yra keisdami šiek tiek ydingą ūkininkavimo formą nusausintų durpinių dirvožemių naudojimą. Ne visi net ūkininkai žino, kad jie ūkininkauja tam pelkiniam dirvožemiui arba organiniam dirvožemiui. Ne visų ūkininkų požiūris yra palankus, nes tai
jiems reiktų pakeisti nusistovėjusią tą praktiką organiniuose dirvožemiuose. Visų pirma, bent jau nearti jų, po to jau galvoti apie hidrologinio režimo atkūrimą, užtvankų kažkokį statymą. Jau vienas dalykas, ką mes galim dabar padaryti, tai bent jau tokiuose dirvožemiuose kultivuoti pievas. Pelkių atkūrimas sunkus ir ilgas procesas. Esminis žingsnis pelkių atkūrimo kelyje – sausinimo sistemų naikinimas. Norint pelkes išgelbėti, išsaugoti, jas reikia atkurti, o tada jau saugoti, žodžiu, ir prižiūrėti. Tai atkūrimas paprastai vyksta taip, kad blokuojama pagrindinis dalykas, tai yra sausinimo sistemų, kurias įrengia žmogus, tai va tų sistemų naikinimas. Vienaip ar kitaip, statant užtvankas, užverčiant griovius. Na, čia pagrindinės veiklos, nes mūsų tikslas yra sulaikyti kuo daugiau vandens pelkėje, kad jisai neištekėtų, nes vanduo yra gyvybės šaltinis. Kaip žmogus be vandens neišgyventų, taip ir pelkė be vandens neišgyvena. Nes ypatingai šių dienų kontekste, klimato kaitos kontekste, matom ir sausaros, ir tai čia sausaros vienas dalykas, kad nėra vandens apskritai, tai mums svarbu sukaupti pavasarį, žiemą, tą vandenį, kiek mes gaunam iš gamtos, iš kritulių. O kitas dalykas, jeigu yra ypatingai stiprios liūtys, kas dabar dėl klimato kaitos turime tokių staigių momentinių liūčių, kai staigiai iškrenta didelis vandens kiekis, kritulių kiekis, tai vėlgi tos sausinimo sistemos jos nuveda visą tą vandenį, o pelkė pažeista, jinai šiaip turėtų, sveika pelkė veikia kaip kempinė, įsivaizduojat, kempinė, jinai sugeria vandenį, jinai save kiek didelį turi, tai pažeista pelkė, jinai netenka tų savybių, nes kai durpė sausėja, jinai turi praeiti laiko, kol jinai vėl atgauna savybės vandens kaupimo. Ir čia daug kas klausia dėl metano, kad mes čia sukeliam metano emisijas. Iš tikrųjų tai yra netiesa, tai yra senos tiesos, iš mokyklos gal laikų atėję metanas pelkių atkūrimo atveju. Mes nesiekėm daryti baseino, užtvindyti kaip ežerą. Mūsų tikslas yra sulaikyti vandenį sulig paviršium, kas ir būna gamtoje, kad pelkė tai yra vanduo ties paviršium laikosi. Ir tada po atkūrimo tai būna pikas metano emisijų ten keli metai, bet paskui jisai įsilygina ir tų metano blogųjų emisijų nelieka. Kita gamtotvarkinė veikla be tvenkimo yra sumedėjusios augmenijos ir perteklinės žolinės augmenijos šalinimas. Tai nendrių pjovimas, išnešimas, medžių, beržų, pušų, kurios nebūdingos pelkei. Nes pelkėm taip būdingi kai kurie medžiai, tai tos pelkinės pušies formos, tos kaip bonzai tipo tokios susirangiusios. Tai mes jų neliečiam, žinoma, tai yra vertybė, jos turi būti, tačiau visa kita, kas užaugo dėl žmogaus įtakos pasausinus, nes kai pasausėja, ima augti medžiai. Tai va mes šitą dalyką ir darom, kas yra iš tikrųjų sudėtinga, sunku, bet tai yra neišvengiama, nes kitas dalykas – lapuotis, beržas, jisai išgavina, kaip ir visi lapuočiai, daug vandens, per lapų paviršius didelis ir tai, ką mes sukaupiam pelkėje, tai dalis to vandens pašalinama būtent tos sumedėjusios augalijos pagalba. Kartais statome takus pažintinius, vėlgi, bet čia yra klausimas, kada tie takai, kad nedarytų daugiau žalos negu naudos. Nes vienas dalykas takas, nuostabu žmogui pasivaikščioti, bet vėlgi tie takai ne visose vietose tinkami. Tai čia gali paukščius baidyti, nes kai takas yra, tai žmonės ir eina tuo taku. Pelkių atkūrimo ir išsaugojimo fondo darbuotojai kartu su savanoriais darbuojasi Šilėnų žemapelkėje, kuri užima 10 hektarų plotą, tačiau tai tik viena iš pelkių, kurias reikia atkurti. Apie 75%, tai 3/4 šalies pelkių, durpynų yra pažeista. Vienaip ar kitaip. Daugiausia taip melioracijos, kurie vyko sovietmečio 6-7 kai buvo penkmečio planai lenininiai įgyvendinami.
Ir, žodžiu, tai būtent sukėlė tą didžiausią, tai buvo banga visur. Vakarų Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje 95% pelkių sunaikinta. Tai pas mus kiek mažiau, nes turime išlikusių didelių aukštapelkių, kaip čepkeliai, rezervatų, čepkeliai, kamanos ir šiaip didelių pelkių dar turime išlikusių. Tačiau dauguma būtent žemapelkių, nes Lietuvoje dominuoja žemapelkės, o kaip ir čia šiandien matom tokia žemapelkė, nes žemai lokalizuota, maitinama gruntiniais vandenimis. Aukštapelkė tai yra kai aukštai, kai tos tokios, kur spanguolės auga. Tai tos žemapelkės buvo pagrinde panaudotos žemės ūkiui. Pievoms, avimams netgi. Ir jeigu kalbant taip pat miškininkystėj, nes irgi siekiant užauginti mišką, pelkės yra pelkinės augavietės sausinamos, kad geriau augtų mediena. Ir žinoma durpių kasybai. Tik tai durpių kasybai plotas palyginus mažas, apie 2–3% nuo šalies ploto, pelkių ploto, tai nėra palyginus daug. Tai žemės ūkis yra pagrindinė bėda, su kuria stengiamės ūkininkams pasakoti, aiškinti, kad kodėl čia tas pelkes reikia atkūrinėti. Tai iš tikrųjų turime daug pažeistų ir tai yra didelis iššūkis, nes tai yra dideli plotai. Jeigu 3/4, tai čia gaunas apie beveik 400 000 hektarų. Ko ne 500 000 hektarų pelkių faktiškai reikia atkurti. Tai yra dideli pinigai. Kaip tą padaryti, tai jau čia kitas klausimas. Tam yra įvairios iniciatyvos, valstybinės programos, fondai, kurie remia. Ir mes patys, kaip ir šiandien vykdom, tai čia dėkui gerų žmonių dėka ir taip pat paramos dėka mes užsimojom tokį gana didelį iššūkį atstatyti. Čia gaunasi apie 10 hektarų šitos Šilėnų pelkės. O jinai, kaip matot, ir apaugusi ir sumedėjus augmenija, beržais, nendrių, krūmų, tankynė. Iš tikrųjų sunku ir pjauti, ir išnešti viską išgabenti dar reikės. Tai pagrindinis tikslas, ja. Čia, pavyzdžiui, Šilėnų atveju, tai turbūt labiausiai reprezentuoja tos retos reti augalai, gegužraibiniai augalai, gegūnės, lietuviškos orchidėjos. Bet pagrindinis tikslas yra kai mes pelkes tvarkom, atkuriam jų hidrologinį režimą, tai sudaryti sąlygas ne tik tom buveinėm atsikurti, bet ir kad tie nykstantis gyvūnai vėl turėtų kur perėti, kur savo prieglobstį rastų. Nusausintos pelkės naudojamos žemės ūkyje nepalankios gamtai. Tačiau norint tvariai ūkininkauti, tai galima daryti ir nesausinant pelkių. Kaip mes galime sumažinti tas emisijas, būdami žemės ūkio šalis ir kuri jau daug metų traktuojama kaip žemės ūkio šalimi, tai vienas iš būdų yra būtent sumažinti emisijas iš nusausintų durpinių dirvožemių, pakeldami gruntinio vandens lygį ir tenai augindami tokias kultūras, kurias mėgsta drėgmę, ne taip kaip bulvės ar ten kokie kukurūzai, kas irgi yra durpiniuose dirvožemiuose nepageidautina kultūra, bet dažnai yra auginama vakarų Europoje. Gal pas mus nėra taip labai populiaru, bet iš tikrųjų kokie tai gali būti augalai auginami. Šiek tiek jie atrodo keistai. Ūkininkui pasiūlinti auginti švendrus arba auginti nendres gali atrodyti labai keistai ir dar neįprasta, bet visa tai gali būti ir ateityje gali būti auginama, jeigu tik tai Žemės ūkio ministerijos sąrašuose atsiras tokios kultūros kaip švendrai, kaip nendrės, nes pievos yra remiamos, jų naudojimas šlapių pievų irgi yra remiamas, bet tokių augalų auginimas dar vis nėra remiamas. Dar ką galima auginti, kas yra šiek tiek sudėtinga, bet yra įmanoma, pavyzdžiui, galima auginti spanguolės, jeigu tai yra rūgštus buvęs
aukštapelkinis durpynas, galima auginti spanguolės, bet yra labai didelės investicijos įrengimo, nes reikia pakankamo drėkinimo, reikia tręšimo atitinkamo ir priežiūros. Įmanoma, užsienį auginama ir dažniausiai tos spanguolės, kurios yra atkeliauja iš Kanados, tai yra užaugintos būtent dirbtiniu būdu tose dirbtinėse plantacijose spanguolių. Įmanoma, bet dar kol kas irgi yra sudėtinga. Vienas paprasčiausių būdų tai yra šlapios pievos, pakėlus vandens lygį durpinėse dirvožėmiuose, įsėti drėgmę mėgstančias žoles, pavyzdžiui, nendrinį dryžutį, pievinį pašiaušelį. Tai yra pakankamai derlingos žoliniai augalai, kurie gana turi gerą pašarinę vertę ir ypatingai būdami jauni, neperaugę, tai jie gali būti tinkami pašaram. Jeigu auginami ilgiau ir derlius nuimamas vėliau, gali būti granulių gamyboje naudojamos ta visa biomasė, o granulės gali būti naudojamas kaip biokuras, gali būti naudojamas kaip pakratas galvijam arba arkliam, žirgam, arba net ir kiekvieną savo ūkelėje, jeigu turime kokią jūrų kiaulytę ar dar kažką, irgi galima nusipirkti būtent iš šlapios žolės, šlapiose pievose užaugintos biomasės pagamintos tos produktus. Yra labai daug iššūkių, iš tikrųjų, žiūrint kokį sektorių paimsiu. Jeigu kalbame apie durpių pramonę, yra labai daug apleistų durpinių karjerų, kurie kažkada buvo eksploatuoti sovietmečiu ir dabar jie praktiškai likę bešeimininkiais. Neturim tikslaus tokio požiūrio arba tikslo, ką su jais daryti, ar tai turėtų būti miškas, ar tai turėtų vėl grįžti į pelkę. Mūsų gamtininkų nuomonė beveik visą laiką čia sutampa, kad pelkė. Kiti iššūkiai yra tas pats žemės ūkis. Žemės ūkyje naudojamos pelkės turėtų būti naudojimas daug tvaresnis. Miškininkystės sektoriui irgi, jeigu mes pakelsim kažkokioj tai miškingoj pelkiai vandens lygį, tada sumažės produktyvumas, vėlgi reikia į tai žiūrėti labai subalansuotai. Turi miškininkai matyti irgi naudą ne tik medieninę tame, ir visuomenė turėtų matyti. Žinoti visų pirma, kad ta nauda yra ne tik medieninė. Mes čia turime kaip tik parodą, nedidelę parodą skirtą pertininkystės produktams. Mes vykdome projektą kartu su partneriais iš Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos. Mūsų pagrindinis partneris yra Greifsvaldo pelkių centras ir mes kartu visi vystome projektą, bandydami parodyti žmonėm, kad ne vien tik tai nusausinti durpynai naudojami žemės ūkyje gali nešti naudą. Taip, finansinę naudą jie gali atnešti greitai, nes pardavus, užauginus bulves įmanoma jas parduoti ir viskas yra iš tikrųjų savininko atžvilgiu yra teisinga ir pelninga. Bet jeigu mes pasižiūrime ne asmeninius interesus, o visos valstybės interesus arba globalius interesus, tai iš tikrųjų turėtume šiek tiek atsižvelgti, kaip teisingai naudoti durpinius dirvožemius. Nebūtinai auginti ten nendrės ar švendrus, pradžioje iš tikrųjų plantacijų rengimas šiek tiek kainuoja ir reikia dėmesio, bet bent jau vietoj bulvių laukų turėti šlapias pievas, tai tikrai įmanoma. Tik tai klausimas, ar mes turime pakankamai gyvulių, kurie tose pievose galėtų ganytis. Arba turime pakankamai kur importuoti arba panaudoti užaugintą žolę ar pagamintą iš jos kažkokius produktus. O produktai gali būti įvairūs, jie gali būti naudojami, kaip sakiau, kaip biokuras, gali būti naudojami statybos pramoniai, gali būti gaminamos medžio plaušo pluoštas, tai gali būti žolės plaušo pluoštas gaminamas, plokštės tokios, gali būti gaminami pastatų ir interjero elementai, o stogų dengimas tai iš viso Lietuvoje ir kaip ir didžiojoje Europos dalyje jau yra tokia sena tradicija, kad iš tikrųjų gerai padarytas stogas, jisai gali laikyti ir 100 metų, o jei teisingai prižiūrimas, tai
panaudojimo yra tikrai labai įvairių ir dar įdomus dalykai yra gaminami vienkartiniai indai, aišku, tai yra dar kol kas vienetiniai egzemplioriai, bet įsivaizduojat, pavalgot, sukompostavot, kitais metais užsiauginot pomidorus ir jums nereikia nei išmesti, nei aplinkos teršti, nei duženų, nei plastiko, nieko tokio nėra ir pagaminta grinai karštuoju presavimo būdu, nenaudojant jokių cheminių pridėtinių dalykų, kurie gali būti kenksmingi sveikatai. Na ir aišku, jau pats paprasčiausias dalykas, kaip jau kalbėjau, tai yra neanžydžių kokteilinių šiaudelių naudojimas, kuris tikrai, bandau, atpirktų popierinio šiaudelio ar plastikinio šiaudelio minusus. Pelkių atkūrimo ir išsaugojimo fondo vadovas Nerijus džiaugiasi, pelkių išsaugojimo problematika patraukia didelių įmonių ir pavienių žmonių dėmesį. Gamtosauginės problemos tampa vis aktualesnės. Tai šiais metais sulaukėme daugelio didelių įmonių dėmesio ir iš Estijos, ir iš Latvijos. Tai rodo, kad įmonių vadovai atranda gamtą, atranda pelkes ir supranta, kad reikia jom padėti. Ir kitas dalykas, tą žinią skleidžia kolektyvuose dideliuose, kur žmonės vėlgi, jie atvažiavę padirbėti, jie tada fiziškai, kaip padirbėjai, supranti, kad tai pradėti galvoti, o kam tas reikalinga ir kad tai yra sudėtinga ir sunku. Ir kad reikalinga svarbiausia. Aš manau, kad žmonės atranda daugiau gamtos. Apskritai, gal čia ir tas COVID-as turėjo įtakos, nes žmonės pamatė, kad Lietuvoje yra labai daug nuostabių lankytinų vietų, turim nuostabią gamtą ir nereikia važiuoti 1000 kilometrų ir sukelti emisijas, važiuojant kažkur į tolimas šalis. Tai aš manau, kad žmonės ir atranda tas pačias, daugiau, kai pamato, kad yra gamta, atranda ekosistemas, nes anksčiau galbūt miškai dominavo, kad čia reikia sodinti mišką bet kur, bet kaip ir taip toliau. Tai dabar pradėjus organizuoti tokias pelkių tvarkymo talkas, iš tikrųjų mes sulaukiam žmonių. Tiesiog manau, kad keičiasi laikai ir žmonės labai mėgsta įvairias tas socialinės iniciatyvos. Vietoj to, kad, reiškia, savaitgalį prabūt namie, jie nori kažką padaryti gerą. Šiuo atveju darai gerą gamtai. Manau, kad tų socialinių iniciatyvų yra ir daugiau. Šituo atveju pelkė yra netoli Vilniaus, šalia įspūdingo grožio iš tikrųjų, tas Šilėnų pažintinis takas. Tai žmonės, žinodami, kad prisidės prie to, tarkim, orchidėjų būklės pagerinimo, kitas įkeidami su vaikais, su šeima ar draugais galės pasakyti, kad mes čia irgi padarėm indėlį savo.